Labas moteris su saulės spinduliukais, nors toks vėjuotas Kaune. Mes esam pakviestos labiau atkreipti dėmesį į savo kūną, nes tuoj nusimesime megztinius, tuos visokius džempus, švarkus, kelnes ir pereisim. Labai tikiuosi, kviečiu jūs visas pereiti vien tik tai prie suknelių, nes suknelės galiai yra didžiulė moteriai. Ir tarp mano mankštos tikrai yra, paskrolinkit, yra labai daug jau padaryta pratimukų. Aš dar noriu 2 perliukus su jumis pasidalyti, kurie užima labai mažai laiko ir yra labai galingi, tiesiog labai paprastai. Išsitempiate ir 100. Bet neatkelkite pėdučių. Ir super, ir išsitempia, ir susijudina visas kūnas. Nuotaika puikiai dėl savęs, dėl suknelių, dėl savo geros nuotaikos ir dėl energijos. Žinot, moteris, iš kur energija, iš kur neturiu nuotaikos, galiu pasakyti, nustojam judėti, sustoja mūsų energija. Kuo daugiau mes judam, tuo mes daugiau užsikuriame. Ir mano mankšta keičiasi, bet pastebėjau tokį dalyką. Dar rankom darome. Apatiniai daliai moteriai reikia iš tikrųjų gal daugiau pastangų pajudėti, daugiau sėdimas darbas, automobilis apskritai, daugiau mes sėdime. Yra visokiausių žinomų pratimų, atsigulus ir kojytėm, ir užpakaliukai, ir klubai. Bet aš tokia čia ir dabar vietoje, tobuli pratimukai. Ir žinot, kuris pats nuostabiausias, stipriausias pratimas, pritūpimai, mielosios. Pradėkite, nežinau, negalite nuo kelių iki 10, po savaitės pasidarykite 11, po 2 savaičių kiek. Ir šiaip tikrai nėra sunku pasidaryti 100 pritūpimų. Ir dar, jeigu labai sunku, pasidarykite po kelis kartus, padarykite 20, kažką pasitvarkykite, ar pietų metu darbe padarykite dar 20. Ir netgi vakare galite ir po vakarienės pasidarykite dar. Tai yra tik tai nuo jūsų pačių priklauso. Ir man mankšta yra kaip dantukų valymas. Pritūpimų yra daug būdų, bet man labai patinka. Aš įtraukiu ir šlaunytes, ir mano dirba visas kūnas. Ir aš taip netgi paliečiu. Ir kada aš atsikeliu, sutraukiu užpakaliuko raumenis, tai man dirba čia tiesiog vau. Sutraukite ir užfiksuokite savo užpakaliuko raumenukus. Kvėpavimas galimas visoksai, bet aš stengiuosi kvėpuoti tuo prigimtiniu kvėpavimu, tik tai per nosį, tai dar dirbu tuo pačiu metu ir su savo kvėpavimu. Galima rankytes. Kaip jūs norite, jauskite savo padėtį, įdarbinsite ir krūtinės raumenukus. Padarote kiek norit. Aš stengiuosi, vienu kartu darau 70, paskui kažką padarau arba vakarais, prisiminiau dar padarau 30. Ir ką moteris, dėl suknelių ir ypač kviečiu pereiti vien tik tai prie suknelių. Manajame butike yra sukurtas visas suknelių rojus, nuo klasikos iki visiško moderno. Kviečiu apsilankyti, susisiekti, esu įsikūrusi Kaune. Kaip matot, pas mane nuo mankštos iki mados, iki stiliaus, nes man iš tikrųjų rūpi moteris,
ne tik tai apvilkti suknelėmis, bet ir kaip mes atrodome po suknelėmis iki. Ir moteris yra toksai dalykas, ką daryti, kai sako, negaliu, neturiu jėgų, skauda koja, skauda sąnarius, skauda klubus, aš negaliu atsitūpti, man visą skauda. Žinot, kas yra? Ir netupėte, ir nedarote, bet skauda, judėti tampa vis sunkiau. Ir per negaliu žinoma, moteris, kiekviena situacija yra individuali. Bet sudėliota viskas taip, kada per tą negaliu mes pradedame daryti vieną pritūpimą, du, kada mes pradedame daryti, kad ir sunku. Ir po kiek laiko mums dingsta visi skausmai ir kelių, ir klubų. Tiesiog nieko nekainuoja, pabandykite. Nes mes visada ieškome galimybių nedaryti, neveikti, bet ieškokime galimybių pradėti veikti. Dėl savęs gražiausios, sveikiausios, nuostabiausios.